Antroji karalių knyga, 12 skyrius. 7 Jehuvo metais Jehoašas tapo karaliumi ir valdė Judą 40 metų, gyvendamas Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Cibija iš Beršebos. Jehoašas darė tai, kas teisinga Viešpaties akise, per visas dienas, kol jį mokė kunigas Jehojada. Tik aukštumos nebuvo pašalintos. Žmonės vis dar aukojo ir smilkė aukštumose. Jehoašas įsakė kunigams: visus pašvestus pinigus atneštus į Viešpaties namus, praeinančiųjų pinigus, asmens mokesčius, savo norų duodamas šventyklai aukas, turi surinkti kunigai, kiekvienas iš savo pažįstamų. Tegul jie užtaiso visas spragas namuose, kur tik suras kokių spragų. 23 karaliaus Jehoašo metais kunigai dar nebuvo užtaisę namų spragų. Todėl karalius Jehoašas, pasišaukęs kunigą Jehojadą ir kitus kunigus, jiems tarė: kodėl jūs neužtaisote namų spragų? Nuo šioliai nebeimkite pinigų iš savo pažįstamų, bet atiduokite juos namų spragoms užtaisyti. Kunigai nuo to laiko neberinko iš žmonių pinigų ir nebetaisė namų spragų. Kunigas Jehojada paėmė dėžę, išgręžė jos dangtyje skylę ir ją pastatė šalia aukuro, dešinėje pusėje prie įėjimo į Viešpaties namus. Kunigai, budėję prie įėjimo, įmesdavo į ją visus pinigus, atneštus į Viešpaties namus. Pamatę, kad dėžėje daug pinigų, karaliaus raštininkas ir vyriausiasis kunigas atėję suskaičiuodavo Viešpaties namuose rastus pinigus ir užrišę maišuose paimdavo. Suskaičiuotus pinigus atiduodavo darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose. Jie sumokėdavo dailidėms ir statybininkams, dirbusiems Viešpaties namuose, mūrininkams bei akmens tašytojams, o taip pat pirkdavo rastus bei tašytus akmenis Viešpaties namų spragoms užtaisyti ir apmokėdavo visas remonto išlaidas. Už surenkamus Viešpaties namuose pinigus nebuvo daromi reikmenys Viešpaties namams, sidabriniai dubenys, gnybtuvai, šlakstytuvai, trimitai ir auksiniai bei sidabriniai indai. Pinigus atiduodavo darbininkams ir už juos atlikdavo Viešpaties namų remontą. Nebuvo reikalaujama ataskaitos iš tų, kurie pinigus išmokėdavo, nes jie elgėsi ištikimai. Piniginės aukos už nusikaltimus ir nuodėmes nebuvo įnešamos į Viešpaties namus, bet priklausė kunigams. Kartą Sirijos karalius Hazaelis kariavo prieš Gatą ir jį užėmė. Užėmęs Gatą, Hazaelis atsigręžė prieš Jeruzalę. Judo karalius Jehoašas, paėmęs visas pašvestas dovanas, kurias pašventė jo tėvai, Judo karaliai, Juozapatas ir Jehoramas, bei savo paties pašvestas dovanas, ir visą auksą iš Viešpaties bei karaliaus namų iždų, ir nusiuntė Sirijos karaliui Hazaeliui. Tada jis pasitraukė nuo Jeruzalės. Visi kiti Jehoašo darbai yra surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Jo tarnai, padarę sąmokslą, sukilo ir nužudė Jehoašą Milojo namuose, pakeliui į Silą. Jį nužudė jo tarnai, Šimato sūnus Jozakaras ir Šomero sūnus Jehozabadas. Ir jis buvo palaidotas prie savo tėvų Dovido mieste, o jo sūnus Amacijas karaliavo vietoj jo.